false. True. Kodėl pirmai buvo true, o dabar jau yra false? Kas pasikeitė? Pasikeitė tas, kad triguba lygybė yra griežta lygybė. Reikšmės lyginamos tokios, kokios jos yra. Niekas nieko neverčiama. Jeigu yra 0,5, tai ir lyginama kaip 0,5 su 5, o 0,5 yra nelygu 5, nes tai yra skirtingos reikšmės. Dar kartelį padarykime get type, gausime A tipą ir get type. Palyginsime šios tipus su tapatumo lygybė. False. Nes jų tipai nesutampa. Čia yra integer tipas, o čia yra string tipas. Skirtingi tipai yra false. Taigi, griežta lygybė, triguba lygybė lygina reikšmes ir jų tipus. Šiuo atveju tipai nesutampa, reikšmės taip pat nesutampa, nes čia yra 5, o čia yra 0,5. Todėl triguba lygybė šiuo atveju pasitikėti galima, o dviguba lygybė pasitikėti negalima. Ar A yra nelygu B? False. Netiesa. A lygu B. 5 lygu 0,5. Tas nelygu yra analogija štai šio operatorius. Jis veikia visai taip, kaip šis operatorius. Pirmiausia, šias reikšmės suvienodina. Iš 0,5 padaro 5, tada jas palygina. Todėl jos yra lygios. Todėl, kai klausim, ar jos yra nelygios, mums sako, kad ne. Tai netiesa, jos yra lygios. False. Netiesa, kad jos yra nelygios, jos yra lygios. A nelygu B. Nelygu. Lygina reikšmes. Kitas operatorius. Nelygu. Vėl. Lygina reikšmes. Griežtas nelygu. True. Griežtas nelygu. Lygina reikšmes ir jų tipus. Taigi, iš viso yra 9 palyginimo operatoriai. Palyginkime A ir C. A ir C. False. False reiškia, kad šios reikšmės yra nelygios.
Prisiminkite, kaip buvo su A ir B. Čia buvo true. Šios reikšmės buvo lygios. Bet jos buvo lygios tik todėl, kad čia buvo nulis. Jei čia būtų ne nulis, čia būtų false. False. Nesutampa reikšmės, nesutampa ir tipai. Palyginkime B ir C. B. False. False. Dar pažaiskime su operatoriais. Parašykime tokį sakinį. Echo A lygu B lygu C lygu D lygu E lygu 10. Dabar pažiūrėkime, ką turi kiekvienas kintamasis. A. A reikšmė 10. B. B reikšmė 10. C. D. E. Visi jie turi po 10. Aš jau minėjau, kad priskyrimo operatorius veikia iš dešinės į kairę. Taigi, šis operatorius paima 10 ir priskiria šią reikšmę kintamajam E. Antras operatorius nukopijuoja reikšmės kintamojo E reikšmę 10 ir priskiria ją kintamajam D. Trečias operatorius nukopijuoja kintamojo D reikšmę 10 ir priskiria ją kintamajam C. Ketvirtas operatorius nukopijuoja kintamojo C reikšmę 10 ir priskiria ją kintamajam B. Penktas operatorius nukopijuoja kintamojo B reikšmę 10 ir priskiria ją kintamajam A. Kiekvieną kartą šis operatorius veikia iš dešinės į kairę. Todėl dešinėje esančią reikšmę perduoda į kairę. Vietoje to, kad darius taip, kiekvieną kintamąjį užrašant atskiroje eilutėje, galime daryti taip. Kiekvienas operatorius turi savo prioritetą. Prioritetas reiškia operatoriaus pirmumą kitų operatorių atžvilgiu. Operatorių eiliškumą aiškiai parodys toks pavyzdys. A lygu 5 minus 5 kart 5 plus 5. Šiame sakinyje yra 4 operatoriai.
Pirmas, antras, trečias, ketvirtas. 4 operatoriai. Vienas priskyrimo operatorius ir 3 aritmetiniai operatoriai. Priskyrimo operatorius veikia iš dešinės į kairę. Aritmetiniai operatoriai veikia iš kairės į dešinę. Priešinga kryptimi negu priskyrimo operatorius. Priskyrimo operatorius turi žemesnį prioritetą pirmumą nei šie 3 aritmetiniai operatoriai. Daugybos operatorius turi aukštesnį pirmumą už atimties ir sudėties operatorius. Todėl visi šie operatoriai pirmiausia užleidžia daugybos operatorių. Daugybos operatorius sudaugina 2 operandus, 2 reikšmes. Kai savo darbą padaro daugybos operatorius, tada visi operatoriai užleidžia atimties operatorių. Atimties ir sudėties operatoriai turi vienodą pirmumą. Bet kadangi jie veikia iš kairės į dešinę, o kairėje yra atimties operatorius, tai jam ir atitenka pirmumas. Atimties operatorius iš operando esančio kairėje atima operandą esantį dešinėje. Iš 5 atima 25. Kai atimties operatorius savo darbą padaro, tada visi operatoriai užleidžia sudėties operatorių. Sudėties operatorius vėlgi prie reikšmės esančios kairėje prideda reikšmę esančią dešinėje. Kai visi šie aukštesnio pirmumo operatoriai savo darbą yra atlikę, tada užleidžiamas priskyrimo operatorius. O priskyrimo operatorius gautą reikšmę priskiria kintamajam. Jeigu minusą ir pliusą sukeisime vietomis, pasikeis ir rezultatas. Nes tada pliusas bus pirmesnis už minusą. Operatorių pirmumą, jeigu norime, galime pakeisti. Pirmiausia atliekama sudėtis, tada atimtis, tada daugyba. Bet ne atvirkščiai. Atmintis neatliekama pirmiausia. Nors pasikeitė operatorių pirmumas, jų tvarka iš kairės į dešinę lieka ta pati. Kitas pavyzdys. 10 daugiau už 5 and 4 daugiau už 2. Dabar yra 4 operatoriai. Pirmas, antras, trečias, ketvirtas. Vienas priskyrimo, 2 palyginimo ir 1 loginis. Iš visų šių operatorių mažiausia pirmumą turi loginis operatorius. Priskyrimo operatorius yra aukštesnis, turi aukštesnį pirmumą už loginį operatorių,